Aš Nijolė Dočkuvienė gimiau Vilniaus krašte, istoriškai svarbiame visai Lietuvai Giedraičių miestelyje. Lietuvos kariuomenė ties Giedraičiais 1920 metais sustabdė Vilnių okupavusių Lenkų veržimąsi į mūsų šalį. Tai vienintelis išlikęs per sovietinį laikotarpį nepriklausomybės kovoms skirtas paminklas Lietuvoje. Narsi mokytoja Malvina Valeikienė pirmą kartą Lietuvos istorijoje panaudojo Raudonojo kryžiaus vėliavą, pagamintą iš paprastos paklodės, su prisiūtų raudonų kryžiumi, nes po vieno stipraus mūšio tarp Lenkų ir lietuvių kovos lauke buvo daug sužeistųjų ir juos visus jai pavyko išgelbėti. Už tai buvo apdovanota Vyčio kryžiaus ordinu. Prisimenu gerai tėvų užauginto gražaus sodo vaisiais būdavo vaišinami ir kaimynai. O kaimyno savo rankomis pagamintą stalą prisimenu ir šiandien, prie kurio susėsdavo visa mūsų gausi 6 vaikų šeimina. Šeimoje dažnai skambėjo lietuviškos dainos, nes tėvukai turėjo labai gražius balsus. Kažkada mamos ir tėčio sukurta geroji namų dvasia lydi mane visą gyvenimą. Tėvai aktyviai dalyvavo ir miestelio gyvenime. Iš mamos pasakojimų jaučiau didžiulę pagarbą mokytojui, knygai. Nors augau lenkiškame krašte, tačiau mama skatino mokytis įvairių kalbų ir sakydavo, kad tai, ko išmoksi ant kupros, nešioti nereikės. Skurdus tas žmogus, kuris gerai nežino nei vienos kalbos ir to didžiuojasi. Viena iš pagrindinių veiklų Trakuose – turizmas. Prie sovietų buvo ribojamas žmonių bendravimas su užsieniečiais, todėl žmonės buvo uždari, o juk žmonės sudaro pirmą įspūdį apie vietovę. Todėl būtina pakeisti požiūrį, paklausti, ko galėčiau jums padėti. Tokie buvo pirmojo turizmo konsultanto iš Kanados Donaldo Heiso patarimai trakams. Keisti aptarnavimo kultūrą, keisti visos bendruomenės požiūrį į atvykstančius. Toliau bendravome su vokiečiais. Reiniečiai pakvietė į pasaulinę turizmo mugę Berlyne 1994 metais. Pamatėme pasaulį po vienu stogu, kurį aplankyti prireikė ne vienos dienos. Pamatėme ir savo pateiktą medžiagą apie Trakus mugėje. Pastebėjome, kad visa Reinės bendruomenė aktyviai dalyvauja vietos gyvenime, teikia pasiūlymus, priimant svarbius sprendimus. Ir pagyvenę žmonės yra labai veiklus. Pradėjome keistis ir mąstyti mes patys. Atsirado Trakuose turizmo informacijos centras. Nepastebėjome, kada ir išlaisvėjome. Atvykus iš Vokietijos, norėjosi daug ką keisti, nes niūru ir neįdomu buvo gyventi. Ir taip priėjau prie vietos bendruomenės santalką įkūrimo, visuomenės kūrimo, kuri tarnauja mums visiems. Pasidarėm patrauklesni ir įdomesni Europai. Net rusų balerina Maja Plisieckaja pasakė, kad daug keliavo, bet nematė pasaulyje tokio nuostabiai gražaus kampelio kaip Trakai.